Sveiki, mes keliaujame į antrą epizodą su mano pusbroliu ir sese. Taigi, į šitą žygį mes pasiėmėm kastuvą, pjūklą ir dar pusbrolis neša viską ir kirvį. Tai keliaujame. Taip pat noriu priminti, kad dėl šito komentaro mes nusprendėme truputį prailginti savo video. Sveiki, mes čia netyčia pasiklydom, tas miškas toks didelis, čia va Domas kažką bando daryti. Aiškiai, biški bergžės reikalas, bet jis bent bando. Gerai, iki, tuoj surasim. Viskas ok. Mes radome kelią. Tai viskas, beliko tik tai upę pereiti. Pagaliau po ilgų paieškų mes radom savo vietą. Aišku, čia žmonės iš visų upelio net nemoka pereiti. Nu vat, gerai, palinkėkit jiems sėkmės, dar juos patransliuojam. Kodėl aš šituos nešu? O, mane. Gerai, aš pasirūpinsiu, tikriausiai, kad ten daugiau nebeturėsiu. Eik! Kaip matėte, Domas dabar tvarkys šitą vietą, kad ji nebūtų tokia slidi, nes jis čia varydamas įkrito. Mes nusprendėm, kad tiltą statysim štai šitoj vat vietai, kad būtų patogiau ateiti į šitą vietą ir dar pastiprinsim tą dalį, kuri yra tokia, na, biški problematiška. Nes mums vis tiek per čia reikia ateidinėti, tai pasidarysim pirmą gerą įėjimą, o po to galvosim, ką toliau daryti. Man dabar pūza. Sako. Tai Domai, nereikia tau su tom kojom. Taigi paprastai mes jam pasakėm. Pasitrauk iš viso. Traukis, Domai. Taigi pradeda jie statyti tiltą iš akmenų, nors aš nesuprantu, kodėl čia taip stato, kadangi realiai buvo galima praeiti, o va ten, va, mes nuslydom abudu. Tai va. Nu bet va, jiem puikiai sekasi. Bet man atrodo, kad čia kažkas gyvena tokie šakaliukai ir tokie veži gyviukai. Bet tai žodžiu. Taigi, mes pagaliau, kaip ir mūsų plytelį, kaip ir baigiam. Padariau darbą. Va, šiaip visai nieko, šitoj vietoj dar vanduo prabėga. Ir taip gali kompaktiškai nueiti. Tik tai aišku, šita vieta, kur dabar stovi, yra labai dumblėta. Ir čia medžiai nukritę. Nu žodžiu, čia toks balaganas visiškas. Bet, paliksim. Gamta tai sukūrė, tai taip ir paliksim. O čia tai tokia biški mini užtvanka gavas. Įdomi. Čia vanduo stovi, čia taip teka. Nu gerai. O ten už kampo yra bebro užtvanka. Tai žiūrėsim, gal jis pats susigriaus šitą. Nu, pamatysim. Iki. Mes toliau tęsim savo darbus. Tai kelias kaip ir baigtas. Aišku, vanduo pridėjo versis pro šoną. Žodžiu, keistai. Tai čia dabar Aistė kasė. Šitam jau pradėt pačiai bazėje statyti. O dar turėsim kažką sugalvotas su šitų vandens telkinį. Jį gal reikės kažkaip nusausinti ar kažką tokio padaryti. Bet man atrodo, žinau, kieno
kas yra šito vandens padidėjimo kaltininkas. Tai yra va šitas mūsų plytelis. Jis sulaikė vandenį šitoj vietoj. Ir automatiškai, kai mes tik atėjom, vanduo buvo kažkur va iki šitos vietos. Tik kai mes padarėm užtvanką šitoj vietoj, automatiškai pakilo vanduo čia. Ir tada jis iš viso net išsiplėtė iki pat gal. Nors kai mes atėjom, jis gal buvo va iki šitos vietos. Nu tai, nežinau, dar galvosim. Gal čia dar kokį mini užtvanką iš akmenų, gal iš molio kažką sugalvosim. Tai va dabar įsikasam tiesiai į kokį 9 laipsnių kampą. Ir toliau gal su medžiu, su akmenims, su samanom galvosim, ką daryti. Va, tas baigus čia stato mūsų darbastalį. Tai viskas. Mes dėl blogėjančios situacijos, va šitoje vietoje. Pas mus realiai, jeigu čia bus namelis, tai aš nežinau, kai mes čia sutvarkysim su va šituo dumblu, kuris dabar čia gavosi. Tai domas biškai griauna mūsų čia padarytą tiltelį, skliausiuose užtvanką. Galim pastatyti nemokamą elektrą gyvenimui. Na, jo, iš čia biškai fantazuoju. Gerai. Tai manom, kad nugriauvę šitą, pas mus susitvarkys vieta va šitoj vietoj, nes čia graudu, žinok. Labai graudu. Nu bet, kaip čia? Gyvenam ir mokomės. Mum pavyks! Pastatyt. Sugriovėm užtvankėlę, va. Nu nesugriovėm. Domai, pala. Mūsų nuostabų... Ten Domas jau kažką krapštą. Mūsų nuostabų tiltelį padalinom pusiau, kad praeitų vandenukas. Tai va, tai tikimės, kad pagerės ta situacija. Ir jo. O pamiršau, leis Šiandien mes pastatėm šį neapsakomo grožio tiltelį, kurį po to turėjome išardyti dėl vandens lygio pakilimo. Tada prisidarėm bėdų šitoj vietoj ir pradėjom kasti savo bazės pradžią. Tai nežinau, šiaip galvojam, kad pradės lyt, tai jau gal einu namo. Varlė! Gerai, seivina, pasisekė. Dabar man. Blemba, koks čia dumblynas. Galėjom pataisyti. Gerai. Išeinam ir jau biškai pradeda lyt, tai skubam namo. Ir parašykite komentarus, ar viską jau čia užsems, ar pasitaisys iki vakaro. Nu, gerai, iki.